Tai labas vakaras. Norėčiau trumpai sudėmesio. Aš esu Karolis Bužinskas, vienas iš šios seminaro ciklų iniciatorių. Trumpai norėčiau pristatyti tiek mūsų puslapį aplinkos apsauga ir atsinaujinanti energetika ir šį seminarų ciklą. Tai puslapį įsteigiau sukūriau sąlyginai nesenai, prieš 4 mėnesius ir jį sukūriau todėl, nes neabejoju, kad pasaulis juda link atsinaujinančios energetikos ir ne į kitą pusę. Ir neabejoju, kad reikia pradėti ją domėtis ir gauti kiek tai galima daugiau informacijos apie ją. Taigi šiame puslapyje skelbime įvairias naujienas tiek apie atsinaujinančią energetiką, aplinkos apsaugą ir įvairias šių technologijų atšakas. Ilgainiui, kai sukūriau puslapį, pastebėjau, kad dėmesys šiek vis auga ir susidomėjimas atsinaujinančia energetika, tai prie manęs prisijungė kolega Girvydas Žlibinas ir mes pradėjome generuoti šią seminaro ciklo idėją. Mes jį suorganizavome ir čia jau mūsų yra 4. paskaita. 3 praėjusios buvo apie atsinaujinančią energetiką, apie saulės energetiką ir apie vėjo energetiką ir mes turim jau dar 2 ateinančias organizavę apie biokurą ir apie elektromobilius. Tai va, pagrindinis šio seminaro ciklo tikslas yra skatinti žmonės pačius domėtis atsinaujinančią energetiką. Ir šiam tikslui pasiekti mes kviečiame patyrusius lektorius, savo srities specialistus, kurie suteikia ne tik įdomią, bet ir naudingą informaciją apie atsinaujinančią energetiką, apie pasyvius namus, apie elektromobilius ir atsako į visus jūsų klausimus. Taigi šiandien norėčiau pristatyti mūsų lektorių, nacionalinės pasyvių namų asociacijos direktorių, įmonės Vaičiulis ir partneriai vadovą, žodžiu, pasyvių namų entuziastą Aidą Vaičiulį, kuris papasakos apie pasyvius, nulinius ir aktyvius namus, arba kitaip apie rytojaus namus šiandien. Ir nebijoju, kad atsakysi visus jūsų klausimus. Linkiu jums gero ir turiningo seminaro. Jums leidus, labai šilta. Patogu tai bus. Matomas bus. Tai mane pristatė Aidas Vaičiulis, nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius. Iš tikrųjų, asociacijai šiemet jau yra 5 metai, laikas bėga labai greitai. Jeigu jūs galvojat, kad jisai slenka labai lėtai, žinokit, iš tikrųjų jisai bėga ganėtinai greitai. Pati asociacija įkurta buvo 9 metais, tiksliau ne 9 metais, o metus laiko susitikinėjo 16 įmonių vadovai, atsakingi asmenys kas mėnesį, Kaune, turėjom tokią salę ir visą tą laiką sprendėm, kaip statybų sektorius gali prisidėti prie to artėjančio energijos taupimo. Tai po metų laiko, kai jau turėjom aišku planą, kaip ką darysim, formaliai registravom asociaciją ir jau nuo to formalaus registravimo praėjo 5 metai. Tai iš tikrųjų šiandien šnekėsiu apie ateitį. Per tuos 5 metus iš karto bent jau buvo taip apibrėžta, kad narių kiekybės nesivaikysim, žiūrėsime labiau kokybiškų narių, tai visą tie, kurie iš tikrųjų turi ką pasiūlyti rinkoje, turi ką daro rinkoje gero ir tik tada, vadinkim, kai praeis tam tikrą atranką, galės patapti mūsų nariais. Ir nors ir labai skaudu buvo pirmaisiais metais, žinote, asociacija turi iš kažko gyventi, turi kažkaip tai užsisukti, bet tai davė rezultatą ir iš tikrųjų šiai dienai, net praktiškai tokį kaip ir atsiliepimus turim, kad tai bet kokį mūsų narį durk, tai prasme, visur gausi kokybišką produktą arba kokybišką paslaugą arba kokybišką sprendimą. Kaip pavyzdys, prieš 3 metus įsigijom 3 narius, kurie nėra nei gamintojai, nei produktų tiekėjai, yra savivaldybės. Ir tos 3 savivaldybės iš tikrųjų atėjo kaip užsakovai. Tiesiog užsakovai, kurie užsako didžiąją dalį Lietuvos statybos produkto ir tai norėjo daryti kokybiškai. Tai kaip mes dabar juokiamės, tos 3 savivaldybės
už tą mokestį minimalų, ką jie sumokėjo, kokią naudą gavo, tai skaičiuojasi 100 000 kartų naudos. Nes iš tikrųjų ir personalas savo patobulino, ir reiškia, sprendimus priėmė gerus, ir šiai dienai turi daug tokių įdomių įgyvendintų objektų, kurie iš tikrųjų yra energiškai efektyvūs, bet apie juos gale paskaitos pasakysiu. Taigi ateitis. Praeitis jau praktiškai buvo prieš 5 minutės, o ką darysime ateityje, tai iš tikrųjų viskas, ką mes veikiam šiame pasaulyje, yra surišta su pastatais. Pastatuose mes gyvenam, pastatuose mokomės, pastatuose prekinamės, pastatuose ilsimės ir taip toliau ir taip toliau. Todėl didžioji dalis energetikos nueina pastatų aprūpinimui. Tiek šilumos, tiek šalčio, tiek visokiausių kitų energijos formų. Čia esu paėmęs vokiečių mokslininkų prognozę, kaip kis energijos suvartojimas per artimiausią 100 metų. Tai jeigu pasižiūrėsim, daug kas apie tai jau šneka, čia kaip ir jau prognozė aiški, kad iškastinis kuras tikrai jo suvartojimas mažės, dalį jo kompensuos atsinaujinantys šaltiniai, vienareikšmiškai, nes tai yra tie šaltiniai, kuriuos, vadinkime, mes gauname pakol kas už dyką, jie yra neapmokestinti ir jų energija yra kitokia išgavimo forma, bet mane labiausiai sudomino šitame grafike va šitą zoną. Šita zona, pasak Vokietijos mokslininkų, tai yra sutaupimo technologijos. Tai yra tai, ką mes sutaupysim. Nes pasaulis jau artėja prie tokios kritinės ribos, kur grįžimo taškas jau bus praktiškai nebeįmanomas. Todėl mūsų energijos poreikį mes turim ne tik pagaminti, bet visų pirma jį sutaupyti. Ir pagaminti tik tai tiek, kiek jo reikia ir kuo efektyviau. Tai visa pasyvaus namo koncepcija būtent pagrįsta šituo principu. Tai yra optimaliai kainos ir kokybės santykis ir optimalus sutaupimas pastatuose. Jeigu priartėsim prie Lietuvos, nuo tokio pasaulinio viso judėjimo, tai iš tikrųjų Lietuva atrodo gan nekukliai. Mes esam lyderiai pagal tai, kiek mes suvartojam pastatuose energijos. Energijos čia visokiausia forma. Tai yra viskas, kas virsta šiluma, šalčiu, tai praktiškai ir vadiname energija. Bet šilumos gamybos, tai čia yra 8 metų duomenys, pakol kas kitų oficialių duomenų nėra. Tai 8 metų duomenimis yra beveik 6,5 teravatvalandės. Aišku, toks didžiulis skaičius, teravatvalandės, čia dar su megavatvalandėm nelabai susitvarkom, kilovatvalandės labai kaip ir įsivaizduojama, ne? Tai tas, kas skaitliukai sukasi, tai ten kilovatvalandės yra. Tai jeigu tas teravatvalandės išvertus dar į lietuviškus litus praeitų metų, tai gaunasi, kad Lietuva per vidutinį norminį sezoną suvartoja nuo 7 iki 7,5 milijardų litais, jeigu pavertus visą tą kiekį litų šilumos energijos, kuri tiesiog pas mumis iškeliauja ir pavirsta praktiškai nieka, tik tai sąskaitėlės lieka spinteliai arba, reiškia, buhalterijose, o už visą šitą mes turim sumokėti. Vėlgi, 7,5 milijardo, toks mistinis skaičius. Kas nors turite 7,5 milijardo? Neturite, bet norėtume turėti. Tai jeigu pririšu šitą skaičių prie Lietuvos biudžeto, jis dabar kažkaip apie 31, man atrodo, milijardą litų yra, tai lyg tai atrodome normaliai, kaip ir visos ES valstybės, panašiai už šilumą moka taip nuo 30 iki 40%, tai yra normalu. Tiesiog toksai suvartojimas būste, tiesiog statistinis Europos suvartojimas. Bet čia yra vienas bet. Realus surinkimas biudžeto praeitais metais buvo 14,5 milijardo. Realus, tai yra tiek, kiek realiai surinko mokesčių, tiek, kiek realiai Lietuva uždirbo. Biudžetą buvo susiplanavusi 28, šiais metais 30. Klausimas, kas iš jūsų taip gyvenat?
gaunate, pavyzdžiui, 2000 litų, išleidžiate 6000 litų. Ar yra tokių? Labai trumpas būtų, nes paskui kažkas tai labai greitai užsibaigtų. Bet Lietuva taip gyvena 20-25 metus. Praktiškai visi biudžetai buvo deficitiniai, bet šitie paskutinių metų ypatingai deficitiniai, tik tai mes to nematom. Nes likusi dalis yra ES parama. Tiek struktūrinė, tiek įvairiausia kita. Reiškia, ta parama, kurią mes gauname iš Europos klubo, jinai uždengia mūsų didžiausią skylę. Klausimas auditorijai. Spėkite, kas turės tos pinigus atiduoti. Jūs irgi žinokit, jums irgi plius to atidavimo. Tai va, aišku, tie pinigai duodami ne šiaip, o tie pinigai duodami tam, kad išsukti mūsų ekonomiką, kad, reiškia, pakiltų mūsų pragyvenimo lygis. Ir aš tikiuosi, kad taip ir bus, ir mes, vadinkime, užsidirbsim ir nebus gal tai labai skaudu. Bet iš tikrųjų šitas skaičius yra žiaurus Lietuvai ir jisai nemažėja. Tai, vadinkim, taip, prie ko čia tai viską, tai vadinkim, leidžiamės į apačią, tai yra prie Lietuvos ir dabar taip pat pereisim prie to asmeninio suvartojimo. Nes jeigu mes ir toliau taip vartosime ir pusę savo biudžeto, realiai surinkto pusę savo biudžeto arba pusę pinigų atidavinėsim, iki šiol atidavinėjom rusams, paskui atidavinėsim norvegams ir visiems kitiems, kas tiekia mums iškastinį kurą, sutikite su tom, kad toli mes taip nenueisim. Kažkur tai bus kritinis taškas, kuris vadinasi bankrotas arba dar visokie kitokiausi otai. Kas liečia elektros energijos suvartojimą, tai tas skaičiukas pakilęs yra dabar iki 11, man atrodo, su biškučiu 13 metų duomenimis. Tai vėlgi santykis. Aš apie elektrą nešnekėsiu šiandien, bet santykis, koks yra tarp šilumos ir elektros, beveik 3 kartai. Iš tikrųjų mūsų, kaip ir didžiausias tikslas būtų sumažinti šilumos suvartojimą, bet kažkodėl tai didieji projektai pas mumis visi eskaluojami ten, kur, vadinkim, didelės elektrinės arba dar kažkokie tai atominės ir taip toliau. Kadangi esame ES nariai, tai labai aiškiai visą mūsų pastatų energetinio efektyvumo politiką deklaruoja tam tikros direktyvos. Čia yra viena iš tokių, kaip aš vadinu, labiausiai vykusių direktyvų aplamai ES, kam teko skaityti direktyvą. Turit, pakelkit ranką. Labai malonu prieš miegą, tiesiog tam eisim ten, padarysim kažką, tai nueisim kažkur, tai ir taip ir vos iki pat užmigimo. Tai realiai šita direktyva yra veiksmų planas, labai aiškiai sudėliotas. Praktiškai visoms 28 tuometiniams valstybėms aiškus, ką reikia padaryti ir kaip tai bus matuojama. Tai aš skaitau, kad tai čia vienas iš tokių, vadinkim, Briuselio biurokratų geriausių produktų, nors iš tikrųjų tai yra ne Briuselio biurokratų produktas, prie šito produkto labai prisidėjo, prie šitos direktyvos kūrimo labai ir jos, vadinkim, įvedimo ES prisidėjo Austrai. Jie žinomi kaip vieni iš geriausių lobistų Europoje, bent jau Briuselio lobistai. Ir iš tikrųjų ta direktyva būtent buvo Austrų inicijuota, aprobuota, sukurta ir paleista į gyvenimą. Šiai dienai jinai sėkmingai įsigyvendina ir su jos punktais aš jumis, taip ne visais, bet epizodiškai supažindinsiu, kaip paliesim vieną arba kitą pusę. Čia vėlgi tos pačios direktyvos įgyvendinimo etapai ir labai džiugu, kad ir mūsų asociacija kvietė į šitos direktyvos perkelimo darbo grupės. Ir vėlgi labai džiugu, kad nelaukiam, kai buvo suplanuota 18 ar 20 metų ir tik tada startuoti realiai pagal direktyvą turėjome, o viską paslinkome truputį arčiau. Buvo labai daug ginčų, buvo labai daug prieš pasisakymų, kam to reikia, dar iki šiol tie ginčai ir diskusijos ir viešai
girdisi, kad mes esam nepasiruošę, kad kam mums šito reikia, mes galėjom dar iki 18 palaukti ir dar statyti namus, vadinkime, neefektyvius. Tai realiai pati direktyva, jeigu teko matyti, tai labai aiškiai nuo G iki F klasės yra sugraduotos energetinio efektyvumo klasės. Iš tikrųjų dabar jau įsigaliojus yra ir galioja reikalavimas, kad naujai statomiem pastatam turi būti B energetinio efektyvumo klasė projektuojant ir statant. Masiškai dabar yra išiminėjami įvairiausių vystytojų leidimai tam, kad, reiškia, tik tai kuo daugiau užsiimti B klasės, tam, kad būsim gudresni ir pastatysim pigiau, negu kad paskui kiti statys A. Bet iš tikrųjų šitoje vietoje yra tam tikras prognozinis toksai paradoksas. Dabar jau pirkėjas prašo vis efektyvesnio būsto. Tai yra jau dabar net senjorai, kurie parduoda senamiestį arba senamiesčiuose Lietuvos didelius butus, ieško mažo ir efektyvaus būsto, nes dar nori pagyventi, dar nori, vadinkime taip, netuštinti savo kišenių ir nemokėti už šilumą. Tai jau šita tendencija yra labai aiški. Praktiškai didžioji dauguma jau atsižvelgia į tai, aš pats jaučiu pagal klausimus, tiesiog nepriklausomai kažkur nueini, reiškia, kai pasakai iš kokios asociacijos, tai dažniausiai klausimas būna, o aš tenai Pušų alėjų nusižiūrėjau butą, kaip jūs ten, ar jie gerai stato, ar energetiškai efektyviai. Tai čia kasdienybė. Iš tikrųjų, A+ ir A++ yra daug įvairiausių tokių kaip ir spekulacijų, kad tai bus pastatai su aplipdytais įvairiausiais atsinaujinančiais šaltiniais. Taip, iš dalies pastatas, jeigu jisai turi, reiškia, sprendimus atsinaujinančių šaltinių, tai jam tai, vadinkime, energetinio vertinimo metu prideda. Pliusų šitas, vadinkim taip, apsikarstymas nepasakysiu, bet, reiškia, integravimas. Bet realiai tie pliusai yra planuojami ir valstybiniu mastu. Tai yra Lietuva įsipareigojus yra atsinaujinančios energijos nuo 20 metų gaminti 23%, tai iš tikrųjų visame balanse, Skaudė kažkur, ar Klaipėda, ar prie Tauragės kažkur besisukantis malūnai, ar visos jėgainės, saulės arba hidro, jos į šitą balansą pastatų iš tikrųjų įdeda savo tam tikrą dalį. Tai yra, jūs galite pastatyti namą kažkur prie Vilniaus arba pačiam Vilniui ir tam tikrą dalį visos Respublikos atsinaujinančių šaltinių, kaip pliusą jūs jau turėsit. Aišku, neužtenka jo reikės daugiau, jo reikės tų sprendimų įvairesnių, bet tarsi, kad suvokti, kad tai nėra, vadinkime, visiškai kažkoks namas suformuotas iš atsinaujinančių šaltinių. Apie renovaciją truputį papasakosiu, tai iš tikrųjų turim dabar tokį frontą, kad renovuojamiems pastatams nebūtų palikta taikoma tik C klasė, o kad renovuojamiems pastatams, kaip ir visam pasaulyje, skirtusi pavyzdžiui, per vieną klasę žemiau. Kaip pavyzdys, jeigu bus reikalavimas A, tai visiems, reiškia, renovuojamiems B. Bus A+, tai visiems kitiems A. Žiauru, iš tikrųjų, ne visi pastatai mūsų gali tai pasiekti, bet iš tikrųjų siekiant šito galima tada, vadinkime, taip užgarantuoti tą efektyvesnį energijos suvartojimą. Gal iš kitos pusės truputį pasakysiu, yra susiformavusi tokia nuomonė arba tokia praktika, kad tai, ką valstybė nusako, tai ir yra didžiausias reikalavimas. Ir čia, žinokit, ne pas mumis vienus Lietuvoje. Čia praktiškai visam posovietiniam blokė labai tas gyva yra, tai tas atlikimas dėl paukščiuko. Tai yra, valstybė nustatė tokią ribą. Įgyvendinau, gavau pažymą, viskas, man to užtenka. Ir labai tai visą šitą labai skatina viešųjų pirkimų įstatymas. Kodėl? To, kad, reiškia, visi projektai, tie, kurie yra daromi minimaliausiais reikalavimais, kad nebūtų apskundimo teisme, tiesiog, reiškia, neviršėm to, ką valstybė nustato, ir visi kiti paskui dalyviai rinkos, jie tiesiog persismelkia tuo reikalavimu. Tai dėl to bet koks nustatymas žemesnės klasės, jis yra ydingas Lietuvai. Mes, kai atitraukinėjom porą metų šitos visus klasių pakelimus,
tai argumentas buvo vienas. Mes kaip Lietuva neturime tokios pramonės, kuri turėtų įdirbį arba tas įražas vadinamas investicijas, tam, kad turėtų gamybą dirbti, tam, kad susigrąžinti investicijas. Mes esam laisvi, tai kodėl mums iš karto neužsibrėžus aukštą kartelę, ją įgyvendinus, mes tiesiog turėsime šansą rodyti visiems mato. Tiesiog yra jau čia loginis elementas. Ta prasme, kam vyktis iš apačios, tai žiūrėti įsivyščiusias valstybės į tą vietą, kur ten iš nugaros yra, kai gali pats iššokti truputį aukščiau, nes patirtis koks skirtumas. Mes labai panašiai padarėme su Lietuva, labai panašiai padarė su IT technologijom, su visais tinklais. Ta prasme, dar iki 99 metų mes praktiškai buvom žemiausiam lygmenį, bet investicijos iš karto į aukštesnės technologijos, šiandien mes Lietuvoje pasaulyje buvom ten kažkurį momentą pirmi, paskui Japonoje aplenkė, pagal tinklo išsivystymą Lietuvoje. Tai labai panašus principas yra. Jeigu mes aukščiau pakelsim kartelę, mes tai turėsime kaip naudą. Mes visi patys esame labai geri to pavyzdys. Praktiškai, jeigu mes visi būtume norėję čia sėdinti salėje, būti grevių kasėjais arba, vadinkime taip, pomidoro augintojais, mes čia būtume nesusitikę. Tiesiog, mes būtume susitikę su kastuvu, Grinamore, įraudusiais veidais, bet čia mes būtume neatėję, nes mes nebūtume siekę to aukštesnio tikslo. Ar čia yra klausimų? Visa Europa lygiai taip pat kelia savo energetinio efektyvumo reikalavimus. Idealiausias pavyzdys stipriausios ekonomikos Vokietijos. Tai pas ją praktiškai ten jau suprojektuoti visi sprendiniai iki nulinės energijos pastatų. Pavyzdžiui, tokia Norvegija išsikėlusi yra, ten visą projektą turi, iki 27, bet jau 12 metais sprendiniai tam tikri, pagal tam tikras rytis, jau buvo priimti aukštesni negu, pavyzdžiui, ten Europos reikalauja. Dar vienas įstatymas, kuris susijęs yra su atsinaujinančiais šaltiniais. Mes patys įsteigę asociaciją labai aktyviai dalyvavom toje darbo grupėje ir tai buvo vienas iš pirmųjų mūsų projektų. Ten Seimo narys Šimėnas, komiteto pirmininkas, buvo labai suorganizavęs tokią darbingą visą atmosferą padaręs. Tik tai gaila, kad kai pateikė į Seimą derinti, šitoje vietoje po išteklių buvo žodis skatinimo, kai Seimas patvirtino ir paskui patvirtino prezidentė ir jisai įsigaliojo, to žodelio neliko. Ir realiai dabar Lietuvoje šitas įstatymas vadinasi draudimo įstatymas. Liūdna, žinokit, nes iš tikrųjų toj versijoje, kuri buvo priduota ir užregistruota Seime 10 metais rugsėjo mėnesį, tai iš tikrųjų, jeigu jisai būtų išėjęs ir valstybė būtų jį palaikę, tai naudos būtų turėjusi ir pati valstybė, ir mes kaip žmonės asmeniškai, pats modelis, kuris buvo suformuotas. Šiai dienai turim tai, ką turim. Apie technologijas, tas vadinamos, kaip ten įstatymai, kuriame aš jums nepasakosiu, bet realiai buvo šalia paleistas kitas įstatymas, kuris dabar šitas ir yra, o tas, kuris buvo visuomenės suformuotas, jis realiai buvo tiesiog pradaigintas Seimo visoje toj koridorių peripetijai. Ir labai daug žodžių atsirado, kaip centralizuoti tinklai, ko anksčiau, ko vadinkime, pirmajam projekte nebuvo. Ir tai labai yra aišku, nes iš tikrųjų, jeigu visa atsinaujinti šaltinė, visus atsinaujinčius šaltinius mes turime tokius, kurie neturi degimo procesų, nei vėjas, nei saulė, nei vanduo, nei geoterminis, vienintelis biomasė turi degimo procesą. Ten dega kažkas tai ir išskiria kažkokias tai dūmus. Ir iš tikrųjų biomasė yra vienintelis iš visų atsinaujinančių šaltinių, kuris yra nulinis. Tai yra biomasė augdama suvartoja tiek CO2, kiek paskui degdama išskiria. Vienintelė nulinė yra.
bet jeigu pasižiūrėsim Lietuvoje, jinai yra labiausiai vystoma. Daugiausia projektų, nes centralizuotam tiklam tai labai patogu. Pavyzdžiui, jeigu jūs arba aš prie namo pasistatome saulės jėgainę arba vėjo jėgainę, kaip iš mūsų tos litus paimsi? Niekaip. Ne, kaip paimsi? Tik tai prievarta. Reikia apiplėšti realiai. O turint centralizuotą tiekimą ir biomasės įrenginius, turime valdymo instrumentą, kuris, vadinkim taip, generuoja mokėjimo, reiškia, prekių padavimo ir pinigų atidavimo sistemą. Tai iš tikrųjų dar viena iš tokių blogybių, šnekant apie biomasę, jinai nėra pati iš savęs blogybė, bet viena iš blogybių yra ta, kad suvartoja CO2 tiek, kiek išskiria, bet kartu išskiria labai daug visokiausių lakiųjų, kietųjų dalelių ir viso kito. Tai prasme, tai iš tikrųjų bet koks biomasės naudojimas visada paskui save turi šleifą filtravimo didžiulių sąnaudų ir kitokiausių techninės priežiūros. Todėl biomasė, kad jinai yra pigesnė už dujas, čia kaip buvo daug tokių skelbimų ant sienų šito Vilniuje ir kitose miestuose, man atrodo, irgi buvo, Kaune mačiau. Tai iš tikrųjų yra neteisybė, nes praktiškai ta kaina biomasės ir dujų jinai yra apylygiai. Tai baigiant dar apie atsinaujinančius, čia patinka man labai šitą skaidrę pasiskolinau čia iš Nagevičiaus, bet kodėl man patinka? Realiai tai resursai, kaip ir visi mūsų iškastinio kuro, atrodo kaip ir nemažai, paėmus pagal kiekį tą, kurį mes galime išgauti. Lygiai taip pat atsinaujinantys šaltiniai, vadinkim, ten pradedant vėjų, baigiant, bangų arba biomasės šaltiniais. Didžiausias, aišku, yra saulė. Mes jau turime tiek, kad iš tikrųjų, jeigu tikslingai panaudotume ir mokėtume tą energiją sukauptą, suvartoti naktį, tai turėtume labai gerus sprendimus. Bet žiūrėkite, kiek mums reikia per metus. Ta prasme, šitas kiekis bus 50 metais, o šitas buvo 9 metais. Tai vat, jeigu paimtume tą rutuliuką ir po truputį uždangstytume visas dalis, matytume, kad taupyti iš tikrųjų reikia daug, nes šito kuro pasibaigimas, jisai jau nėra toksai beribis ir tolimas, kaip atrodė ten gyvenantiems 50 arba ten 60 metais. Tarsi, kiekį mes suvartojimo didinam ir realiai mums iš šitos zonos atsinaujančių šaltinių vėlgi tą padengimą reikia didinti. Direktyvos tai iš tikrųjų pats pasyvaus namo kaip standartas, jisai yra trečiosios šalies nepriklausomas. Tai apie ką aš ten rodžiau, tas energetinio efektyvumo klasės, tai čia yra energetinio efektyvumo klasės, kurios yra privalomos pagal Lietuvos įstatymus. Bet kokį namą, jeigu jūs statysitės arba statysite namus, šita klasė yra privaloma ir jinai, ta prasme, ją būtina atitikti. Pasyvaus namo standartas yra nepriklausomas trečios šalies vertinimas ir praktiškai pagal jo reikalavimus jisai iš tikrųjų gali prasidėti nuo sulyginimas toksai, nuo A klasės ir aukščiau. Tai yra B klasė dar netitinka pasyvaus namo reikalavimų, nes vienas ir vienintelis reikalavimas tai yra 15 kWh/m per metus. Vėlgi pririšiu, kad būtų aišku, kas tai yra 15 kWh/m per metus. O gal kas nors žinot? Energijos kiekis. Taip, energijos kiekis. O kokio dydžio tas kiekis? Kaip? Ne. Tai jeigu pats geriausias palyginimas pagal tai, kur mes, ką mes įsivaizduojam logiškai, ne? Tai reiškia 60 kvadratų butas Vilniuje šią žiemą į mėnesį suvartodavo kiek, kas gyvena panašiam bute ir kas žino, kiek kas moka sąskaitas.
300, taip yra taip nuo 250 iki kokių ten 400, gali būti iki 500. Jeigu tas butas būtų name, kuris yra pasyvus ir suvartoja 15 kWh, kas gali greit paskaičiuoti, kiek tai būtų litais? Mažiau. 34 litai per mėnesį. Už šildymą per mėnesį, šalčiausią mėnesį. Kas tiek mokate, kam tenka tokias sąskaitas apmokėti? O kas norite tiek mokėti? Norite, aš kaip supratau, ne? Tai va, renovacijai truputį duoda lengvatų ir iš tikrųjų yra 25 kW, nors tas kilovatvalandes, jeigu suvedus į energetinio efektyvumo klasių matavimą, tai skirtumas yra panašiai apie 7 kW. Tai yra, jeigu čia mes turim 15, tai realiai pagal lietuvišką bus panašiai apie 22. Tarpsime, ten matavimo truputį tie matmenys jie skiriasi. Tai iš tikrųjų pasyvus namas nėra taip, kad tik tai A klasė. Ta prasme, jisai yra standartizuotas ir tas standartas nusako kokybę. Čia kaip ir visi kokybiniai matavimai, kaip ir visi kokybiniai standartai, kokybės standartai. Tai tas pats ISO 9000, tie patys visi aplinkosauginiai standartai, jie paremti vienu vieninteliu principu. Tai yra išeliminuoti žmogiškąjį faktorių. Nes medžiagos gulinčios, niekam nemaišančios, jos pačios nesugenda. Sugenda tik tai, kai ateina dvikojas padaras, su rankom, su kojom ir su to medžiagom kažką padaro. Tai visų kokybės standartų, nesvarbu kokių, pagrindinis principas yra tai išeliminuoti žmogiškąjį faktorių, kad kuo jisai būtų, jeigu jau prisiliečia tas žmogus, tai jisai turi padaryti kokybiškai. Sprašau. Dar vienas toks terminas yra, tai yra protingas namas. Ir protingas namas iš tikrųjų gali būti nuo pačios žemiausios klasės. Protingo namo visos sistemos turi taupimo elementų ir labai gerų taupimo elementų, tiesiog jos yra skirtos, vadinamam tam efektyvumui. Nevartot, pavyzdžiui, elektros energijos. Jeigu jūsų nėra patalpose, elektra automatiškai užgesta ir tai yra efektas. Tai visos protingo namo sistemos tinka ir pasyviam namui, jos tiesiog pagerina mūsų buitį ir gali dar labiau sutaupyti energijos suvartojimą. Pasakau, išduodama tokia lentelė ant pastato, jeigu pastatas yra sertifikuojamas, tai toksai gražus diplomas, kuris pasako, kad tas pastatas yra pasyvus. Dabar patys vis tiek. Vienas iš kriterijų yra kilovatvalandės, kiti kriterijai yra, kaip tą pastatą padaryti. Norime šito ar nenorim, stebuklų nebūna, turi būti kažkokia tai loginis paaiškinimas, kaip tai reikia padaryti. Tai iš tikrųjų pastatas net vadinamas liaudyje tam tikrų terminų, termosas. Ir tai yra teisybė, nes vienas iš pagrindinių, ar matos, aplink visą pastatą apsidėjo apvalkalas su tam tikrų reikalavimų. Tas apvalkalas kaip kokonas visą pastatą įgaubė į save. Tai mes labai džiaugiamės, kad pagal pasyvaus namo standartą visos medžiagos yra tinkamos. Tiesiog jų įrengimo, vadinkim taip, technologija yra skirtinga ir ta technologija iš tikrųjų atspindi tą kokybinį parametrą. Bet iš principo tai kaip termosas, nes termosą, kai mes turime, pavyzdžiui, kolbą ir aplink ją uždėtas visas apšiltinimo sluoksnis, tai nematėtgi termoso, kad būtų, pavyzdžiui, išpjautas koks nors gabalas ir ten metalas matytųsi plikas. Nes jeigu jūs įpilsite, pavyzdžiui, karštą gėrimą, tai per šitą vietą greičiausiai išeis šiluma. Iškės visas pilnai įvilktas, todėl nėra sienos atskirai, nėra kažkaip, tai vadinkim, šitas stogas ar ten grindinys, yra visas pilnai įvilktas į apvalkalą. Kodėl to reikia? Šiluma pas mumis turi didžiulę galią, didžiulė jėga yra ir jinai visą laiką suranda kelią, per kur išeiti, taip kad jeigu mes to nepadarom, tai mes kažkur tai šilumą transportiruojame.
Sekantis dalykas, ir čia labai su architektais mes visada turėdavom tokių, negaliu sakyti, pykčių. Tiesiog tai buvo diskusijos, aštrios diskusijos, kurių metu ieškodavom tiesos. Architektai sakydavo, žinot, tas jūsų pasyvus namas, dėžutė, kur polėkis, kur kūryba, kur ta prasme dizainas. Tai pagal pasyvaus namo technologiją yra pasakymas labai paprastas. Laužykit sienas kiek norit. Tiesiog jas reikės išspręsti, tinkamai padaryti. Na ir aišku, turit su klientu susitarti, kad jisai už tai apmokėtų. Iškės architektai gali daryti pasyvaus namo projektus, kokius tik nori. Nes jeigu sutinka mokėti už tai klientas, jokių problemų. Nes kiekvienas lūžis, kiekvieno lūžio trimatę arba ten dvimatę sandūrą, ją reikia išspręsti, nes ten būtent didžiausia tikimybė, kad išeis šiluma ir įeis šaltis. Tai šilumos tiltelė. Tai tada visos diskusijos baigėsi. Nebeįdomu pasidarė, jeigu jau leidžia, ta prasme, žinot, čia kaip vaikams. Kai neleidys, labai nori, o kai jau leidė, tada... Tai va, tai jeigu yra tik tai lūžis, yra tikimybė, netikimybė, yra šilumos tiltas. Ir tos vietos, jos, vadinamas, jos turi būti išspręstos. Jeigu jos nebus išspręstos, mes ten prarasim šilumą ir įleisim į pastato vidų šaltį. Dar vienas apsibraukė, grinai kaip apvalkalas, apsibraukė tas vadinamas kaip pieštuko principas, sandarumas, infiltracija. Moksliškai tai yra toks vadinamas principas, kad sandarumas yra, apibrėžiant, tai pieštuką padėjai į vieną tašką ir kol nesujungiai atgal grįžti į tą patį tašką, tol tu negali pieštuko atitraukti. Tai būtent yra sandarumo reikalavimas. Ir sandarumas iš tikrųjų yra užtikrinamas iš vidaus. Nes tai yra paprasčiausia. Ten, kur turime šilumos šaltinį, tam, kad neišeitų dar į vadinamą į pertvarą, atsiprašau, taip, į atitvarą, tai šilumos sandarumo užtikrinimas iš tikrųjų yra iš vidaus pats optimaliausias ir pats lengviausias. Jeigu jau siena nebesandari, tai mes turim sušildyti sieną ir eiti toliau, reiškia, pagal link lauko. Išskirtiniais atvejais, ypatingai dabar labai susiduriama yra su renovacija, išskirtiniais atvejais, kai neįmanoma sandarumą užtikrinti iš vidaus, kaip pavyzdys, yra namas renovuojamas ir visuose būtuose sudėtos grindys, padaryti remontai, pakabinti paveikslai, negi tu ateisi, išplėši grindis, užsandarinsi, paskui, reiškia, vėl iš naujo taisysi. Taip neleis ir neleidžia nei vienas žmogus. Tai tais atvejais sandarumą galima užtikrinti iš išorės, bet tai turi būti daroma prieš apšiltinimo sluoksnį. Tai prasme, pats apšiltinimo sluoksnis turi savo vaidmenį, o sandarumas užtikrinamas tada iš išorės. Bet tai jau yra sudėtinga. Nes įsivaizduokite, pastatas, tai vis tiek kampai, rozetės, įvairiausi kiti dalykai ir tą užtikrinimą iš išorės, tai taip liaudiškai tariant, tai yra, jeigu turime mūrinį namą, plytinį, mes tiesiog prieš rengdami apšiltinimo sluoksnį, turėtume jį nutinkuoti. Nežinot, kai mūrininkas mūrijo tą namą, kai dėjo tą plytą, gal jisai buvo su žmona susipykęs iš ryto. Kas jį žino tam, ar jis siūlės užpildė ar neužpildė. Dažniausiai jos dar turi ir gamtos poveikis yra, ta prasme, ištrupėjimai ir visi kiti niuansai. Tai tuo atveju pats efektyviausias renovacijų su sandarumo užpildymu, tai visada yra tinkuoti namai. Nors jų pas mumis nėra daug, senamiesty jų daugiau, bet iš tikrųjų tinkuoti namai, jie iš karto tą sluoksnį turi. Dar vienas iš elementų tai yra pastato orientavimas. Mes tą termosą išpjauname jame didelį langą ir atsukame saulę. Ir įstikliname. Tai ką mes tada turim? Saulutė pakildama, praeina per horizontą ir savo šilumą į vidų atiduoda. Bet tam, kad šilumą į vidų atiduotų, tai stiklas turi turėti, stiklo paketas tiksliau turi turėti va šitą vertę. Aišku, dabar jinai jau yra pasiekiama didesnė, apie 60%, bet tai labai svarbu, nes žinote, pirmas pastatas Lietuvoje buvo patvirtintas, sertifikuotas 12 metais. Iki tol
nuo kokių 2004 praktiškai visi stiklų gamintojai deklaruodavo, mes turime stiklus su tokia verte, tik tai pirkit. Jie brangesni, bet tik tai pirkit. Kai pradėjo, tas objektas mūsų sertifikuotas ieškoti tokių langų su tokiais stiklais, žinokit, pasirodo, nieks neturi. Pirmą kartą 12 metais buvo tik tai įvežti tokie stiklai. Dabar jau visi turi, nes jau to visi prašo, visiems reikia. Bet tuo metu, stiklo paketų, kurie įleistų, plaukite, ten yra infra ir tai tie gerėjai. Ta prasme, ne tie ultra, bet tie, kurie gerėjai. Tarsi, kad įleistų ir sušildytų grindis arba sieną saulę, tuo metu dar nebuvo. Tai čia visai neseniai. Šiai dienai jau turime. Vėlgi reikalavimas patiems langams, kad jie turėtų efektyvumą didelį, tai labai paprastai paaiškinamas yra. Teoriškai sienos varžą mes galime padaryti teoriškai, man atrodo, iki 12 yra tokia riba, bet čia teorinė. Praktiškai ten gaunasi tarp 9, 10, 11. Tam, kad stiklinę pertvarą padaryti tokią efektyvę, mes neturim galimybių. Nes pats efektyviausias langas su pačiais efektyviausiais rodikliais berods yra 2,1 varža. Sienos įrengimo ir stiklo, ne stiklo, o lango stiklinės atitvaros įrengimo skirtumas yra 6 kartai. Tai jeigu mes tokią stiklinę atitvarą sumontuojame į šiaurę, tai ką mes turim? Nuostolį. Ir jeigu mes turim nuostolį, tai mums reikia iš kažkur tai kompensuoti. Tai jeigu iš kažkur kompensuoti, reikia pagaminti energijos, ir taip toliau. Tai va, dėl to, čia vienas iš stereotipų, bet realiai pasyvūs namai arba energetiškai efektyvūs namai turi tokį išskirtinį bruožą. Į pietų, pietvakarių, pietryčių pusę įstiklinimas dažniausiai būna maksimalus, ten ir dar skaičiuojama viskas. Į šiaurinę pusę yra arba labai maži longa, arba iš visų nėra. To, kad jeigu mes turime efektyvesnę sieną, tai ką mums dėti tenai langus? Na ir dabar klausimas, jeigu mes taip turim termosą, įstiklintą, atsuktą į saulę, ar galėtume ten gyventi? Nes mes turime kvėpuoti. Mes turime kvėpuoti, nes tiesiog gamta taip surėdė, kad mes turim kvėpuoti. Todėl, jeigu mes nevedinsime šitų patalpų, mes tiesiog turėsime visų pirma sveikatos problemus, paskui mūsų namas turės sveikatos problemus, nes mes dar vis dėlto esame 87% iš vandens. Mūsų visi procesai yra drėgni ir jeigu yra patalpos nevedinamos, tai tiesiog yra laiko klausimas ne ar bus, o kada bus, ta prasme pastatas lygiai taip pat pelyje. Bet čia labiau svarbesnis klausimas yra sveikata pačio žmogaus. Tokiam pastate gyventi, kuris yra sandarus ir be vėdinimo sistemos priverstinės, yra labai nesveika. Labai nesveika. Čia tokių tyrimų, kad Lietuvoje nėra padaryta, bet realiai galiu pasakyti tokį faktą. Matėm tokį, o gal net jūs patys ir dalyvavot, kai mokyklas renovavo. Čia visai nesniai, prieš 5 metus. Tai tą patį žingsnį, pavyzdžiui, padarė danai ir kai susivokė, kad ką padarė, užsandarino patalpas, visas patalpas ir kad iš tikrųjų krito ir mokymosi pasiekimai ir pradėjo vaikai labai sirgti, jie masiškai 11 metais darė projektą, metė pinigus ir įrenginėjo mokyklose rekuperacinės sistemas. Kiekviena klasė turėjo atskirą rekuperaciją, arba bendrą mokyklos, arba šitą. Mes iš tikrųjų turime renovuotų mokyklų skaičių labai didelį, su užsandarintais langais ir apšiltintom sienom, o su rekuperaciniam sistemom aš žinau tik tai 2. Nes aš labai ieškojau, o vieną mes patys, ta prasme, Kelmėje, ta prasme, mūsiškiai darė. Tai įsivaizduokit per visą Lietuvą, kiek tūkstančių mokyklų ir kiek yra vedinama. Vėlgi, tai yra mūsų ateitis, mūsų vaikai, jeigu jie tenai, vadinkim, kvėpuoja to CO2,
gauna šitą visą nuodą, tai jų smegenims yra labai žalinga. Kodėl žalinga tas PPT dalelytės, čia toks kaip humorą galiu pasakyti, bet 11 metais po šito renovacijos ciklo buvo pakeista higienos norma Lietuvos ir iki tol, iki 11 metų, buvo maksimalus leistinas momentinis kiekis kietųjų dalelių, CO2 5000 vienetų. Tai toks normalus, pasaulyje pripažintas, nes jau prie 5000 vienetų praktiškai vyksta nebegrįžtami pakeitimai smegenų. Žievėje galima komą ten ištikti ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau, kaip jau mokslas yra įrodęs, tokie jau atvejai buvo. Lietuva, spėkite, iki kiek padidino šitą normą? Jūs žiaurus, kolega. Iki 9000 kietųjų dalelių, PPT. Tai kodėl tai padarė? Neaišku. Sandarumas, vėlgi vienas iš tokių svarbesnių dalykų, tai jeigu mes 90 metais mums tas sandarumas buvo praktiškai reikalingas tik tam, kad linoleumo iš namo neišpūstų, vėjas įsisukęs. Tai 16 metais jisai mums reikalingas todėl, kad mums šilumos neišpūstų. Reiškia, sandarumo reikšmė didėja ir tai yra vienintelis parametras, kurį galima pamatuoti efektyviai ir pigiai. Tai yra daromas toks Blaudor testas, pučiančios duris ir viso pastato atitvaro sandarumą gali patikrinti 2-3 valandų bėgį priklausomai nuo pastato dydžio. Bet yra matuojamas ne bendras su ventiliacijos sistemom, yra uždaromos ventiliacijos sistemos ir žiūrima, kur pastatas praleidžia išleidžia šilumą. Iš tikrųjų yra labai efektyvus ir labai efektyvus yra, kai reikia priiminėti darbus iš rangovų, iš statybininkų. Tai vienas iš efektyviausių. Kai pilna apdaila padaryta, tada jie eina su termovizorium, padaro neigiamą slėgį patalpose ir praktiškai 2-3 valandų bėgyje gali visus brokus su pieštuku sužymėti, kur kas kokios vatos nedadėjo, kur įskilusi siena arba kur, vadinkim, praleidžia. Labai efektyvus. Tai dėl to net dabar, pavyzdžiui, daugelis tokį tyrimą užsako, ten butą perka ir prašo tokio testo padaryti tam, kad išsiaiškinti, koks yra buto arba ypatingai namo efektyvumas. Bet iš esmės, atsiprašau, kaminas, tarkim, gali būti tame name? Ar, tarkim, tokios klasės name jo iš vis net negali būti? Gali. Tik tiek, kad tai yra specialus reikalavimus sklendėm, ta prasme, tai jos neturi įleisti šalčio, ta prasme, jos turi užsidaryti. Tai yra dvigubos vadinamas kaminas, tai yra per vieną maršką įeina šaltas oras tam, kad palaikyti degimą, per kitą išeina šiltas, ta prasme, sudegęs. Tai, taip, čia yra tik tai specialūs sprendimai. Neįmanomų dalykų nėra. Jeigu mes turim aiškius parametrus, ką reikia padaryti, labai svarbus yra procesas. Ir tas procesas svarbus dėl to, kad dažnai mes jį labai smarkiai pažeidinėjom, nors jis visiems mums yra žinomas. Suprojektuok ir padaryk. Taip mašinos yra daromos. Taip bet koks, vadinkim, prietaisas, televizoriai, viskas yra daroma taip, yra padaromas projektas ir paskui įgyvendinamas kažkoks rezultatas. Bet ten kažkodėl tai, kur pastatai, tai visi Lietuvos žmonės tampa, reiškia, kaip 3 milijonai trenerių krepšinio, taip 3 milijonai statybininkų. Ir iš karto tas procesas patampa nebereikalingas. Juokauju, bet dalis teisybės tame yra. Kaip ir kiekviename juoke yra dalis juoko. Tai vienas iš svarbiausių ir ilgiausiai trunkančių procesų pasyvaus namo statyme, tai yra būtent analizė poreikių ir numatymas, ko aš noriu. Tai yra ilgiausiai trunkantis ir netgi rekomenduojame. Geriau šitam procese, šitoj vietoj, aiškiai, analizai užtrukti žymiai ilgiau, susidėlioti pačią užduotį, ko tu nori, susirinkti visą informaciją, nes čia daug yra visokių dedamųjų, ta prasme, čia ne tik projektavimas, čia aplamai, ta prasme, kaip tas mūsų namas atrodys, ko mes iš jo norim, ta prasme, finansavimai visi ir taip toliau, tai siūloma visada šitoje vietoje užtrukti ilgiau, tam, kad paskui viskas vyktų sklandžiau. Tai mes
mes juokaujam, bet iš tikrųjų mes taip asociaciją kūrėm. Nežinodami to, važinėjom metus laiko, kas mėnesį, ta prasme, sprendėm kažkokius klausimus, paskui tam, kad įkurti ir vykdyti. Projektavimas arba moduliavimas labiau pagal pasyvų namą. Tai yra vėlgi toks procesas, kai yra, jeigu tai būtų paprastas procesas, kaip architektai daro, reiškia, projektus, tai būtų kokių 6, 7, 8 projektų padarimas ir paskui išanalizavus ir visus įvertinus išrenkamas optimaliausias kainos ir kokybės santykis. Įsivaizduojate, ne, ką reiškia, kas iš jūsų, kam teko aplamai projektuoti savo būstą? Na, kiek projektų darėt, kiek variantų projektų darėt? Kiek? Daug, 5. Tai tuo pačiu principu paremtas ir pasyvaus namo projektavimas, tai yra išrenkamas pats optimaliausias variantas. Turi būti ne tik tai kokybė, bet turi būti ir kaina. Sekantis, tai yra projekto vertinimas. Lyg tai atitinka ir mūsų STR reikalavimus, kas liečia projekto analizę. Ne? Ten yra tokių. Bet iš tikrųjų šitas projekto vertinimas, jisai yra iš esmės ir vadinam, po šito vertinimo projektas netgi yra dalinai sertifikuojamas. Tai yra, gauni patvirtinimą, kad taip, pagal šitą pilną projektą, su visais išdirbtais mazgais, su visais išdirbtais, reiškia, sprendiniais, kaip ką padaryti, tu gali pastatyti pasyvų namą. Ir labai daug kas šitoje vietoje sako, žinote, čia už projektą tiek brangiai mokėti, dar už jo patikrinimą tiek brangiai mokėti, nes reikia į Vokietiją siūsti. Bet kai dabar jau tų projektų yra arti 100 padaryta ir jau, vadinkim, sukasi tas statybinis procesas, daug kas tai vertina jau iš kitos pusės, sako, palaukit, bet sako, aš turiu dabar tokį projektą, man net rangovo nereikia, aš galiu ūkio būdu daryti. Nes kai ateina dėdė Petras, kaip pavadinsim, iš Nemenčinės, tau atlikti kažkokių darbų, o tu turi labai aiškiai nubraižytą, aiškiai, brėžinį, kaip tai reikia padaryti, labai lengva tada tą dėdę Petrą kontroliuoti. Nu, aš čia nešneku apie rangovinės kompanijas, kurios jau ten savo kontrolės sistemą turi ir pasirašo sutartis, bet kai yra samdoma ūkio būdu. Tai yra labai, vadinkim, tai patogus dalykas, jeigu turi pilnai išdirbtą projektą su visais sprendiniais, su visais išbraižytais, tai reiškia, kampais, su visais išbraižytais, reiškia, langų montavimu ir visų kitų. Taip galima šitoje vietoje sutaupyti didžiulės pinigų sumas. Nes daugiausia pinigų statybos visam procese yra mokama už klaidas. Už klaidas ir už pradėtą laiką. Čia yra vienas iš pagrindinių niuansų. Todėl turint normalų projektą, jau tada galima samdyti rangą, ta prasme, statybininką ir tik tai techninį prižiūrėtoją normalų, kuris žiūrėtų, ar rangovas pagal projektą daro, ar ne pagal projektą. Tai principas pats. Labai geras palyginimas yra orkestras. Įsivaizduokit, ateina kompozitorius prieš orkestrą, o jūs orkestras, aš kompozitorius, aš sakau, kolegas, šiandieną grosim kūrinį. Visiems jums išdalinu natas. Aš tenai ketvirtinės, kokias 8 surašiau, 16 susirašykit patys. Ta prasme, tankas smulkesnio. Ir mes tada pagrosim. Tai įsivaizduokit, reiškia, toks, netgi jeigu jūs būtumėt profesionalai muzikantai, turėtume čia problemų, kol susigrotume, kol, ta prasme, įeitume į kūrinio atlikimą. Dėl to labai panašus ir projekto darimas yra. Projektas turi būti smulkiai padarytas nuo iki. Statybininkas aikštelėje projekto koreguoti neturi. Ir objekto vertinimas, tai yra vėlgi daromas vienintelis Blaudor testas ir visa medžiaga sukomplektuota iš techninio prižiūrėtojo yra siunčiama į Darmštato institutą ir jie tenai pasako taip arba ne. Kas įdomiausia, siūsti galima tik tai vieną kartą. Lietuvoje sertifikuoti gali daug kartų. Neišėjo, pas ekspertas, sakai, ekspertas, žiūrėkit, bet man atrodo, tai mes kažkaip kitaip darėm, ir pasitaisom, kad gautų aukštesnę klasę. O tenai išsiuntėjai vieną kartą ir viskas. Arba gauni, arba ne. O pas tavai sutarty įrašyta. Turi pastatyti pasyvų namą. O tu negauni patvirtinimą. Blogai. Baudos ir taip toliau.
aš truputį dar prie to grįšiu vertės ir kainos, tai ką sakiau apie šitą, apie projektavimą statybos aikštelėje. Tai yra, jeigu čia paimtume, yra, reiškia, kreivė kaina, ne, reiškia, kiek kainuoja mūsų statybos procesas, o čia galimybė ištaisyti klaidą. Tai kaip matome, šitą kreivę turi susikirtimo tašką. Tai kažkur tai ta galimybė, reiškia, prasiskiria ir tada arba brangiau kainuoja, arba pigiau. Nu, logiška, ne? Ir dabartiniai procesai vyksta daugmaž taip. Čia prasideda statyba. Nu, Lietuvoje kartais neprasideda ir čia, bet dažniausiai prasideda čia. Tai yra padaromas kažkoks tai eskizinis brėžinys. Ir tada prasidėjus statybos darbams prasideda tvarkymai, taisymai, perkorigavimai, perplanavimai, ta prasme, aš maniau taip, o tu maniai taip ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žiūrėkite, ties kuria vieta jisai tai daro. Čia kaina yra didžiulė. Čia jau yra kažkas pastatyta, kažkas padaryta, o reikia griauti, taisyti. Jeigu visas šitas procesas yra nuslinktas, kaip aš sakiau, vat, į šitą zoną projektavimo, tada viskas saugu. Tada popierėje tu gali pakeisti, ką nori. Popierėje tu gali pakeisti, ta prasme, pastatą, gal gali visai kitokios konfiguracijos gali padaryti, jeigu tau netinka. Ir jeigu turi tinkamus įrankius tai padaryti, įvertinti, nu tai tu tada turi galimybę tai sutaupyti. Aišku, projektavimas tada kainuoja brangiau. Tai tas, kas iš jūsų būsit, pavyzdžiui, projektuotojai, žinokit, projektuotojų laukia dabar pakilimo era Lietuvoje. Todėl, kad, nu, bent jau mūsų asociacija projektuotojų prestižą ir projektavimo kainą, nu, iš tikrųjų keliam. Nes iš tikrųjų projektuotojas turi daryti pilną projektą, architektas, projektuotojas turi pilną projektą padaryti ir tik tada, vadinkim, taip, atiduoti statybininkui. Tai jeigu tai, vadinkim, įsigyvendins, o manome, kad tai įsigyvendins, tai turėsime labai gerų išlošimų patys, kaip proceso dalyviai, na ir projektuotojai iš tikrųjų iš to uždirbs. Aišku, turės biškai daugiau darbo, bet tai bus jiems galimybė uždirbti. Pasyvaus namo, kadangi apie pasyvų namą šnekėjau, tai dar šitas skaidrės dvi irgi įdėjau, tai yra skaičius pasyvaus namo planuotojų ir jo pokytis. Tai jeigu mes 7-9 metais kas metus, reiškia, turėdavo po 506 planuotojus, kas, na, iš tikrųjų per visą pasaulį nebuvo daug ir tie namai buvo labai, kaip sakant, ekskliuzyvai, tai jau 14 metais tas skaičius jau viršijo, dar senas skaičius jau 4000. Kas įdomiausia, po Fukushimos avarijos labai smarkiai pradėjo Azija mokytis ir statyti pasyvius namus. Labai paprasta, 11 metais Innsbruke buvau konferencijoje, nu žinokit, vaizdelis buvo toks už širdies griebintis. Atsistojo Japonijos atstovė, tai prieš visą salę kokie 1000 žmonių, nu, visi specialistai pasyvaus namo, nes atvažiavo į konferenciją pasyvaus namo. Ir jinai pradėjo atsiprašinėti, bet su to japonišku tokiu nuolankumu, sulankstymusi, žiūrim, nu atsiprašinėja, nu gerai, nu, gal ir kalta, ta prasme, ką. Nu, juokas, bet iš tikrųjų po to, kai pradėjo tą kalbą, kai pasakė, kad atleiskite mums už mūsų godumą, už tai, kad mes norėjome pavergti pasaulio ekonomiką, nu, žinot, net už širdies taip suėmė, nes, nu, iš tikrųjų, ta prasme, toks jausmas, kad jie kaip, na, atsigrėžė į tai, ką padarė. Tai, aišku, dabar dėl jų tų 504 reaktorių neaišku koks likimas, nes vėl ten šneka, kad liktai kaip ir nieko tokio, kad seisminiai zonai tie reaktoriai dirba, bet jų pastatų visas energetinis efektyvumas, žinokite, dabar kyla kaip ant melių. Mokosi jie Europoje masiškai, ta prasme, ir tą visą know-how perima ir pas save būtent keičia iš esmės. Jie keičia visą sistemą tam, kad kuo mažiau suvartoti energijos. Lietuva, kaip atrodo šitam kontekste, nepakeičiau. Praeitą savaitę atėjo duomenys, buvo dar 21 laikė čia gruodžio mėnesį, tai negaliu pasakyti, bet panašiai ten apie pusę visada išlaiko. Tai greičiausiai mes kažkur tai taip link 50 turime šitų planuotojų. Na, Estai su Latvija atrodo kaip ir kukliau, bet Estai tai turi labai gerą sistemą eksporto skatinimo ir, pavyzdžiui, pasyvaus namo planuotojas, tas, kuris geba pasakyti pasyvų namą, yra prilyginamas proto eksportui.
Estijoje taip yra prilyginama ir, pavyzdžiui, jeigu mes rašom projektus, ten 2 metai, reiškia, vertinimas, paskui turi ten gauni, ten kažkiek tų pinigėlių, įvykdai tos mokymus, tave kontroliuoja, ten vos ne patikrinimus daro. Pas estus labai paprasta. Nuėjai, apsimokiai, programa įtraukta į tą visą eksporto skatinimą, sąskaita faktūra, A4 formato lapas, prašom man Tylė Markui išmokėti 50% reiškia, patirtų išlaidų ir nuotrauką iš mokymų. Įduodi į langelį tam tikrą, po 2 dienų gauni SMS žinutę, pinigai įkrito jūsų sąskaitą. Paprasta, genialu, ta prasme, ir skaičius pas juos kyla kaip ant mielių. Buvo labai ilgai, ten labai mažai, ir dabar iš karto, kai šokteli, tai kaip šitą. Na, aišku, ir rezultatai, dar visai neseniai buvo 0 pas juos pasyvių namų, reiškia, pastatytų, mes jiems sakėm 2-0-0, nu, kaip futbolė, reiškia, jau kaip ir pirmaujam, lyderiaujam. Aš labai bijau, kad šiais metais gali būti taip, kad ten estai nuvarys toli, mes taip sakysim, nu, atsiprašau, turim 2 Ferrarius Lietuvoje ir 2 pasyvius namus. Apie renovaciją truputį papasakosiu, nes minėjau, kodėl visada, reiškia, apie renovaciją ir kodėl mes tą visą tokį turim savo šūkį, kuris nepatinka valdininkams, tai kada renovuosim renovuotus namus. Tai, reiškia, jeigu tokį procesą darysim, kaip dabar visas vyksta, tai manau, kad kokių 5-6 metų lupsim nuo sienų arba ardysim vėl tai, kas dabar vyksta ir paskui darysim vėl viską iš naujo efektyviai. Nu, tai būdinga kartais lietuviams, ne dėl to, kad mes kažkokie tai neprotingi, tiesiog mes mėgstam labai kažką greitai padaryti, paskui pasimokiant to ištaisyti. Bet kodėl reikia renovuoti? Nes iš tikrųjų yra ir įrodyta, kad žymiai efektyvumą greičiau pasieki, jeigu tu statai naują namą, tu gali suprojektuoti, tu gali suplanuoti, tu gali, reiškia, namą išdėstyti erdvėje. Bet įsivaizduokit, išsivyščiusios šalis pastato naujo būsto panašiai apie 2% nuo viso esamo. Ne? Tai, pavyzdžiui, jeigu ten turi kažkokį tai kiekį namų, tai tokia Suomija, ten Vokietija pastato po 2% panašiai nuo viso bendro būsto. Lietuva, kiek jiems metų reikės, kol jie visą atnaujins savo būstą? Tai panašiai apie 50 metų, ne? Lietuva pagal jų, aiškiai, visą iškilimą ekonomikos ir galingumą, Lietuva kas metus pastato po 0,07 dabar procentų. Kiek Lietuvai reikės metų, kol neatsinaujins savo būstą į energetiškai efektyvų? Nereikia neskaičiuoti, panašiai apie 1000. Mes turim tiek laiko? Neturim. Aiškiai, mums norim šito ar nenorim, reikia renovuoti namus, tam, kad kažkam tai nemokėti už iškastinį kurą, tai tam, kad kažkam nemokėti už energiją. Mes esam priversti. Koks tas procesas bebūtų, bet mes esam priversti taupyti būtent tokiu būdu. Aišku, statyti naują. Vėlgi, renovacijos būdų yra įvairiausių ir dabar čia, aišku, šito vietoje neišsiplėsiu, bet renovacijos būdų yra įvairiausių. Yra labai efektyvus renovacijos būdas miestuose, kurie turi kilimą, auga, žmonių prieaugį. Pavyzdžiui, Maskva. Nežinau, kaip ir Maskva, bet, reiškia, čia prieš 4 metus Maskva, Berlynas griaudavo senus ir vietoj jų statydavo aukštesnius naujus ir taip, reiškia, kompensuodavo pabrangimą, išparduodavo butus ir turėdavo iš to efektą. Taigi renovacija. Bet įsikraustydavo tas žmogus iš seno, pavyzdžiui, ten Chruščiovkės senos, įsikraustydavo į naują būstą. Čia vyko prie Sadovoje Kalco, toks yra Kaune, atsiprašau, Maskvoje. Tai va, problema pagrindinė, nes mes labai dalyvaujam ten tampriai, šitam visam procese, kaip tampriai, ta prasme, tiesiog ir susirinkimuose dalyvaujam ir įvairiuose, reiškia, sprendiniuose vyriausybei, tai iš tikrųjų problema pagrindinė yra nefinansavime. Europa pinigų davė tikrai nemažai, 500 milijonų eurų į Lietuvos rinką tokią, dabar statybininkų nėra, kurie tos darbus įvykdo. Tai iš tikrųjų pagrindinė problema yra, ar aš esu pasirengęs būti užsakovu. Įsivaizduokite močiutę, kuri pro langą žiūri, kaip balandžiai lesa jos batoną.
kviečiama į susirinkimą ir jie ten sakoma, milijonai, sprendinys tenai, sprendinys čianai, rekuperacija. Ar jinai užsakovas? O jinai užsakovas, jinai turi dėti parašą ir užsakyti, vadinkim, šitą neaiškę renovaciją, ta prasme. Tai va čia yra viena iš problemų ir viena, manau, iš didžiausių. Nes jeigu nedirbi su užsakovu ir jisai nežino, ko norėti, jis nemotyvuotas kažką padaryti, tai kad procesas bus geras, tikimybė yra labai maža. Jungtinėje karalystėje, kai prasidėjo procesas, tai tiesiog buvo surinktos studentų komandos ir studentų komandos eidavo gerti arbatos, aišku, už pinigus, čia darbas, eidavo gerti arbatos ir aiškinti tom močiutėm pasirinktų namų, kurie bus renovuojami, ir aiškinti apie naudą. Tai įsivaizduokit, mūsų močiutė, kuri nuo batono atitraukta, ateina ir ta močiutė solidė Anglija, kuri, ta prasme, jai viskas aišku, kodėl to reikia, ateina į tą susirinkimą pasirašyti kaip į šventę. Čia yra didžiulis skirtumas. Ir čia yra, kad ir psichologinis, bet jisai, vadinkim, yra dabar vienas iš didžiausių kertinių akmenų visom šitam procese, kuris vyksta. Kodėl? Todėl, kad sprendimas priimti renovaciją iki C klasės, čia yra iki praeitų metų, berods rugsėjo mėnesio. Tai 1400 namų yra suplanuota ir pastoliai išdygę, prie C klasės, 5B klasė ir vienintelis, kuris buvo parengtas investicinis projektas ir nupirkta, buvo A klasė. Kai iš tikrųjų turėtų būti visi šitoje zonai, tai yra, vadinkime taip, aukštesniai, tie pastatai, kurie geresni, kurie yra gerai orientuoti, turėtų visi siekti aukštesnės klasės, nes iš tikrųjų ir nauda didesnė, o šitoje zonai C turėtų likti visi tie, kurie jau visiškai praktiškai ten, neįmanoma, bet pataisom, pavyzdžiui, kokią ten šildymo sistemą, langus ten sudedam į laiptinę ir tą efektyvumą gausim, nes kai labai daug suvartoja, tai labai lengva ten pataisyti. Tai va, bet dėja taip nėra. Džiugu yra tai, kad sustojo tas procesas. Džiugu kodėl? Aišku, iš tikrųjų kaip ir pikdžiugiška būtų, taip atrodyčiau, bet man tai labai džiugu, nes žmonės nenuėjo to klystkeliu. Nenuėjo to klystkeliu ir dabar, pavyzdžiui, nuperkama tik tai 30% investicinių planų iš visų pasiūlytų per CPO. Čia yra nerealu. Čia yra labai gerai, nes iš tikrųjų statybininkų galingumai baigėsi, o dabar žmonės susivokia, kad pigi žuvis tinka tik sriubai. Šoliai. Gerai. Čia šitas Mickevičius, prie kurio praktiškai už kelių savaičių, Mickevičiaus 9, kur po kelių savaičių išdygs šitą pastolį iki A klasės renovuojamas. Simboliška, bet aš labai džiaugiuosi, kad jis yra prieš Estijos ambasadą. Bent ant tiek, mes A klasę padarėm. Ir būtent tą stendą nukreipsim jiems, kad draskytų akis. Čia tokia jau išvados, aišku, aš taip pristatinėjau per susirinkimus daugiabučiuose, bet vienas iš pagrindinių tai yra investiciniai planai daromi augimo principu. Tai yra, įsivaizduokite tą močiutę, aš prie tos močiutės grįžtu su batonu, tai įsivaizduokite, ta močiutė atėjo ir nebeturi jau kaip ir sprendimo, jai reikia pasirašyti arba tai reiškia už tą užsakymą. Ir jei tą investicinį planą, ant kurio jinai pasirašo, padaro patį blogiausią, kokį tik įmanom. Ne? Bet paskui lyg tarp kitko sako, žinot, mačiute, o jeigu dar čia mes rekuperatorių įdėsim, pagerės kažkas tai. Jeigu padidinsim sienų storį, ta prasme, taip vaizdžiai, ne? Vėl kažkas tai bus geriau. Ir ką jinai sako, vaikai, leiskit man ramiai numirti. Jūsų ir taip jau tokią didelę sumą reikia pasirašyti, o dar jūs čia jie didinat. Tai juokas būtų juokais, bet jeigu investiciniai planai būtų daromi kaskados principų, kritimo principų, tai tada pati močiutė susimastytų ir mes turime tokių pavyzdžių, kur, ta prasme, jos labai gerai mąsto. Pavyzdžiui, klausimas būna labai aiškus. O jeigu mes
pilnas projektas, ką įmanoma geriausio padaryti ir sakai, va, tai yra toks projektas, yra tokia kaina, dabar mes galime tik tai jį subjauruoti ir subloginti. Ir kaip pasakai, dabar išmetam tą, iš karto klausimas būna, o kaip man ten pasikeis su mokėjimu šildymą? Taip, močiute, jeigu išmesim, ten pablogės irgi. Ir tada per tuos skaičiukus labai gražiai susidėlioja. Patys darėm tą ne vieną kartą, žinokit, veikia idealiai. Čia kaip ta atvirkštinė psichologija. Tai va, ir trūksta gerosios praktikos pavyzdžių, tai mes kaip asociacija esam užsibrėžę iki 20 metų įvairiausių tipų šitų efektyvių pastatų, kad įvyktų ne tik tai pastatymas, to neužtenka, reikia, kad įvyktų dar ir pirkimo pardavimo sandoriai. Nes šitie būstai bus brangesni. Jie vienareikšmiškai bus brangesni, veikia rinkos dėsnis. Paklausa, pasiūla. Jeigu bus mažai pasiūlos, o didelė paklausa, automatiškai kaina kils. Tai dėl to tie visi, kolega, jūs į mane taip žiūrėjote, gal susijęs, tie visi, kurie išiminėja B klases, daro didžiulę klaidą dabar. Iš tikrųjų reikia imti kuo efektyvesnę dabar daryti klasę, nes tada, kai pakils, galėsi brangiai parduoti. Keletą čia tokių pavyzdžių. Lygtai sienos normaliai apšiltintos, čia iš renovacijos proceso. Lygtai sienos normaliai apšiltintos, o čia įsivaizduokite 2 cm plokštė. Tai pagal visą fiziką ta siena veikia kaip šaldytuvas. Tie 2 cm, žinokit, kaip nabašnikui tam kompresas. Ir kaip siena įeina, ta prasme, į kambarį ir paskui neaišku, kur dingsta ta šiluma. O lygtaigi apšiltinta, ne? Makroflekso naudojimas ir čia matosi, žinot, tos putos yra montavimo. Jos iš tikrųjų, jų veikimas yra panašiai apie, man atrodo, 25 atšilimo užšilimo ciklai. Tai yra po 25 ciklo atšilimo užšilimo, jos sutrupa. Tai vat, įsodino tokį bloką ant makroflekso, uždės, reiškia, užtinkuos. Ir po 25 ciklų, kas panašiai Lietuvoje yra po 2,5 metų, tenai bus skylės. Tai vat, juokinga būtų, jeigu negraudu. Ir žmonės nežinos, iš kur šaltis pasipylė, ta prasme. Čia, aišku, paėmiau iš Rygos pastatą, nemačiau dar Lietuvoje tokio nei vieno. Čia buvo audra praeitais metais ir naujai pastatytam pastate, kokie dalykai vyko. Čia grinai kokybinis jau parametras, jau čia statybininkų darbo brokas. Nes iš tikrųjų šitas blokas turėjo būti priklijuotas perimetru, užtepti klijai, ir dar čia užkleckuota, kad jisai būtų kuo tvirčiau prisidėtų. Ir dar plus prismeigiuota. Tai nei vienos meigės ir pleckai. Dėl to turim tai, ką turim. Įsivaizduokit, įsikraustė, tai ir aišku, jeigu tai dar naujas namas, tai pagal garantinis sutvarkys, jeigu ta firma yra. Tai paskutinės jau mano skaidrės prasidėjo, tai palyginimas tarp lietuviško sertifikato ir pasyvaus namo yra aiškus, ne? Kad tai yra trečios šalies nepriklausomas, kaip ir visos kokybinės sistemos. Tai yra valstybinės vertinimas, tas vadinamas energetinio efektyvumo. Jūs ar taip visi turėsit, kas susidursit su tuom, turėsit vertinti, arba turėsit, reiškia, tai turėti tokį sertifikatą, netgi tuose pastatuose. Dabar, kur gyvenate, šiaip galėtumėte reikalauti iš savininkų, o čia yra grinai kokybinis parametras. Tai duodama tik tai už kokybę. Reiškia, kai pamatysite tokį ženklą ant pastato, su tokia lentelė, žinokite, nuo 90 metų, jų yra jau 10 000 šitų pastatų visam pasaulyje, nei vieno teisminio proceso. Patikėkit manim, tai yra solidu. Tai nei vieno teisminio proceso, tai yra viskas, ką užgarantavo, tas yra taip, kaip yra. Bet jie tikrina tik dokumentus savo statomą? Ne, ten yra visa sistema. Čia jeigu taip pradėtumėte gilintis, čia yra dar lekcija kokiam 2-3 valandom. Kaip tą sistemą padaro. Tai yra tikrintojas, kuris tikrina projektą arba tikrina, reiškia, priduotą namą. Priduoda paskui, reiškia, jį tikrina dar vienas tikrintojas. Visas sisteminė. Ir paskui atsirenka
kas kažkiek projektų atsirenka vis, aiškės, tuos, į kuriuos važiuoja ir prašo atardyti, pažiūrėti, ta prasme, tai iš tikrųjų yra. Nu, bet jau tam reikia labai kažkokių nesąmonių dėlių pridaryti, kad tam pradėtų raudoną lemputę degti. Bet viską daro tuo geruoju būdu. Tu dirbi, dar už tai susimoki, o jie tik tai sėdėdami prie Miuncheno tau kažką padaro. Sistema žiauriai gerai. Truputį čia grįžime vėl prie tos direktyvos, tai yra nuo 13 metų yra įsigaliojęs toks reikalavimas, kuris skamba taip. Pirkimo momentu, reiškia, pardavėjas turi pateikti energetinio efektyvumo klasę ir bijodami liaudės sukilimo, reiškia, kažkokio tai sukilimo, nežinau kokio, ar jisai planavo, planuotas buvo ar ne, valdžia nustatė pakeisti Europinės direktyvos reikalavimą, kuris skamba daugmaž taip. Prieš pateikiant pardavimui būsto arba būsto vieneto, tai yra būto, reiškia, skelbimą parduoti, tai turi nurodyti realią jo suvartojimo klasę ir įrodyti sertifikatu. Čia taip skamba direktyva. Pas mumis dabar įstatymas skamba, parduodant turi pateikti. Skirtumas atrodo tik tai žodžių žaismas. Iš tikrųjų neįvyko lūžis rinkoje. Šitie visi sertifikatai buvo skirti tam, kad truputį padaryti virsmą. Ta prasme, brangios vietos ir kokybiško pastato. Pavyzdžiui, kokybiškas pastatas kur nors Zujūnuose galėjo turėti didesnę vertę, negu, pavyzdžiui, ten pastatas su kežės stovintis žvėryne. Gal biškai per riebiai pasakiau, bet kažkas panašaus. To neįvyko. To neįvyko todėl, kad viskas buvo nuleista per Darių ir Girėną. Tai yra notaras sumoka 10 litų ir gauna pačios žemiausios klasės nenustatytą sertifikatą. Žinokite, Lietuva už tai jau sumokėjo, bijau sumą pasakyti, bet keliasdešimt milijonų eurų, ten litais buvo, keliasdešimt milijonų litų baudą, būtent už tai, kad nevykdė šito reikalavimo. Tai dar kas gresia už tokį įvedimą, tai dar, vadinkim, mes patys, kaip sakant, ne prieš tą paskatinti, vien tik tam, kad mūsų valdžia nedarytų tokių nesąmoningų žingsnių. Nes čia yra jau, vadinkim taip, labai aišku turi planą, kaip nueiti iš taško A į tašką B ir kažkurioje tai vietoje pagudrauji ir pasakai, žinot. Tarp kitko, čia vienas iš kandidatų į merus Vilniaus tai padarė. Čia nekam reikėjo. Čia sienos. Žinokite, valstybinėse institucijose dirba sienos. Ten ateina žmogus su normalia orientacija ir patampa valdininku. Nepatikėsit, kiek aš mačiau, vadinkime, tokių virsmų. Tai pirmais metais dar būna pasipriešinimas kažkoks, vidinis, matyt, sąžinė ten kažkokia tai veikia, o paskui tos sienos tai arba išeina žmogus. Nesvarbu, bet čia ne šitos temos. Aišku, pasyvaus namo standartas yra ne vienas. Šitų standartų yra žymiai daugiau. Vienas iš populiaresnių, tokių dabar populiarėjančių yra Minergy, tai čia yra šveicarų. Ten yra pirminės energijos kiekis nurodytas. Turi amerikiečiai savo lydą. Brymas anglų, vienas iš populiaresnių yra visuomeniniuose pastatuose. Brymas būtent vertina visumą, ten jau su aplinkosauga labai susiję ir įvairiausi vertinimai, ta prasme, yra. Ir iš tikrųjų dabar vieną gamyklą stato mūsų vienas iš narių, nuotekų valymo Maišiagalai. Tai teko susidurti iš tikrųjų geras standartas ir iš tikrųjų reikalavimai jame taip sudėstyti labai logiškai. Bet mes, kadangi pasyvaus namo asociacija, tai mes sakom, kad pats geriausias yra pasyvaus namo standartas. Ir žinokit, iš tikrųjų pasaulyje jis yra vienas iš populiariausių, todėl kad jis yra pats paprasčiausias. Yra deklaruojama tai, kad jeigu tu turi tokį suvartojimą, tokio pastato, tokį suvartojimą į kvadratinį metrą ir tas priemonės visas užtikrini, tu viską kitą gauni kaip bonusą. Gyvenimo kokybė, mikroklimatą, viskas pas tavai yra toliau kaip bonusas, tik reikia nepamiršti filtrų keisti. Aš jau iš savo patirties, aš iš vietą namą, aš jau reiškia į pasyvų namą gyventi ir žinokite, filtrus reikia keisti.
nes kitaip rekuperatoriai lūžta. Čia aš juokauju, bet iš tikrųjų tai yra dar ir eksploataciniai visi dalykai. Nes tą reikia, jau vadinkime taip vėlgi, čia kaip su mašina. Važiuoju su mašina, reiškia, turi keisti tepalus, turi keisti filtrus, tai čia tas pats. Atsiranda įrenginiai, juos reikia prižiūrėti. Dar vienas iš procesų yra, tai yra BIM-as, arba skaitmeninės statyba Lietuvoje įkurta. Mes esam vieni iš steigėjų kaip asociacija šitos VŠI. Tai, praktiškai nuo 16 metų įsigalios direktyva, kuri reglamentuos, kad praktiškai visi visuomeniniai pastatai turi būti projektuojami BIM sistemoje. Tai kam įdomu, tai statinio modeliavimas, kas teko susidurti tas 3D, tai jau dabar gal tarp studentų pas jumis gal ir populiaresnis dalykas. Iš tikrųjų, architektūros kompanijos arba, reiškia, įmonės, kurios vykdo projektavimą, tai labai skundžiasi dėl pačių, jau baiginėje, liko čia kelios skaidrės. Tai dėl pačios, vadinkim, programinės įrangos kainos, bet niekur nuo to nepabėgsi, visas pasaulis į tai eina ir tai iš tikrųjų taupo ir laiką, ir pinigus. Tai 4D, tai tas pats projektavimas plus laikas suvaldytas, 5D, dar ir pinigai. Na ir 6, tai yra statinio pats valdymas ir priežiūra. Tai tikrai tas BIM-o įdiegimas, čia iki 20 metų, kas jau susidurs jau po 20, tai praktiškai turėsime viską jau skaitmenizuotą. Nors smulkioji, ten, kur individuali visa, reiškia, statyba yra, tai panašu į tai, kad tas procesas dar skaitmeninis ten ilgai eis į tą rinką. Bet didieji projektai, tai praktiškai visi jau bus. Namų kvartalas prie Hanoverio ir įsivaizduokit, visi 30 namai, reiškia, suvartojimą turi nuo 3 iki 39 kW. Reiškia, tu gali pastatyti namą labai efektyvų, bet jeigu žmogus jame gyvens ir netaupys šilumos, jisai, vadinkime, bus tikrai neefektyvus. Bet kas įdomiausia, 13,3 yra vidurkis, tai čia kaip ligoniniai. Vidutinė ligoninių temperatūra 36 ir 6. Lyginant su karščiuojančiais ir su tais, kurie guli rūsy, tenai jau, kaip sakant, išėję. Tai vienas iš pirmųjų mūsų yra Panaros kaime pilnų namų bendruomenė, narkomanų reabilitacijos centras, gavosi 14 kWh pirminės energijos ir netgi labai geras šitas sandarumo testo reikalavimas. Labai įdomus projektas, iš tikrųjų labai įdomi bendruomenė ir kam teks, pavyzdžiui, važiuoti pro šalį, būtinai užvažiuokit. Ta vieta turi tikrai kažkokią tai stiprią aurą. Ten užeini, ten žemė, matyt, kažkokių klodų yra, nes labai gerai jautiesi. Medeinos 31, ne dėl to, kad ten narkomanų reabilitacijos. Medeinos 31 individualus dvibutis, pastatas irgi antrasis buvo sertifikuotas, tai praktiškai nuo to laiko, nuo 13 metų, 14 metai buvo tušti. Projektų, kaip sakiau, 10 ir jau artėja prie 100, o užtrunka visą laiką kažkur tai pastatymo, įgyvendinimo ir realizacijos. Dar vienas iš projektų, ką tik atidarytas vaikų darželis Antraškėse. Čia nepaskaitykit kaip už politinę reklamą, bet papasakosiu tokią mažą istoriją. Įsivaizduokit, Vilniaus meras priiminėja sprendimą, ką daryti su darželiu. Projektas guli žiauriai neefektyvus, ta prasme, ten virš 200 kWh². Už mėnesio reikia priduoti projektą į sistemą, tam, kad jau vyktų pirkimas. Ir jisai priima sprendimą sustabdyti procesą, kas iš viso čia yra savivaldybė, kad sustabdytų procesą įsibėgėjusio. Atkelti viską metams, čia buvo 12 metai, atkelti viską metams laiko, nors pas patį priėmime mamos jaunos suvežusios, reiškia, vežimėlius su vaikais praktiškai kiekvieną dieną, ten vos neboikotai. Priima sprendimą ir pasiekiamas rezultatas. Reiškia, čia yra litais Lietuvos, buvo suprojektuota C klasė, tada, kada tas projektas pas merą ant, reiškia, gulėjo, o jinai šiai dienai turi va šitą, reiškia, A+.
Ir sutaupimas, nei daug, nei mažai, praktiškai 4 kartai. Ne procentai, ne ten 40, o 4 kartai. Tai per 25 metus mes skaičiavom, šitas darželis sutaupys tiek energijos, už kurį bus galima pastatyti dar 2,5 darželį. Gerai ar blogai? Bet nepaskaitykit, kad tai politinė reklama. Jėga mero kokia, ką. Aš pats važinėjau po šitą, po Lietuvą ir bendravau su merais ir dabartiniais merais. Žinokit, visą laiką būdavo atsakymas, ne, tik ne prie šito projekto. Šitą paliekam, šitas jau paleistas. Vat kada bus kada nors kitas, tada mes jumis pasikviesim. Taip, kad čia iš tikrųjų politinės valios jėgos yra daug. Ir kaina iš tikrųjų yra stereotipas, tai mes kai pradėjom savo veiklą, tai realiai buvo C klasė ir nuo C klasės pasyvaus namo kaina skiriasi apie 10-12 procentų, realaus tokio, nuo samatinės vertės. Šiais metais jau artėjančiais, jau nebeprognozuojam, praktiškai taip ir yra, nes pakilo klasė aukščiau. Nebėra C, o bus jau A, tai bus apie 3,5, ir apie 50 mes planuojam, kad tai iš viso bus, pasyvus namas bus pigesnis už tai, ko reikalaus valstybė. O kokybė, liks tai kokybės garantija. O parduodami tokie pastatai yra taip apie 30 procentų brangiau. Mes prognozuojam, kad tie, kurie, vadinkim, papuls į tą kainos, paklausos ir pasiūlos tą švytuoklę, kiek jinai truks neaišku, gal pusę metų, gal metus, tai gali iššokti Lietuvoje net iki 50 procentų. Trumpą laiką kažkokią, tai paskui vėl užsipildys, nes visi puls daryti ir labai greitai užsipildys. Taip, kad jeigu turite minčių, pirkite žemės, jeigu turite žemių, darykit projektus. Viskas. Turite klausimų? Kiek kaštai galės susitikti eksploataciniai, nebūtų didesni už tai, ką dabar metam turim? Dar kartą. Sakėte, kad reikia filtrų keisti. Ai ne, kaštai reiškia tokie, galiu pasakyti, jau iš asmeninės eksploatacijos, tai rekuperatorius dabar sunaudoja panašiai taip nuo 40 iki 170 vatų. Tai čia kaip mažas televizoriukas kažkoks tai. Filtras kainuoja, jau pats brangiausias, ten tos 7 klasės 30 litų. Juos reikia keisti, jie du yra, iš viso praktiškai apie 160 litų į metus. Tai toli gražu. 1000 pasilieka kišeniai. Bendros sąnaudos, ta prasme, kiek yra viso namo išlaikymui ir kiek reikėtų sumokėti. Kaip? Jo, biomasė yra, bet yra šita alternatyvus dujos. Bet nesurim kaimelį. Aš šitą sakau, nes pas mumis yra daug visokiausių. Yra aeroterminiai, geoterminiai, mes tokie pasinešėm to. Tai praktiškai, kuom tu besišildytum, kaina visur vienoda. Ten skiriasi 10 litų 15. Taip, nes kai tu suvartoji mažai, tai tada yra įrengimo kaštai turi labai didelę reikšmę. Nes jeigu tu, nes aš kada prieš 9 metus turėjau įsirengti geoterminę sistemą, jinai kainavo 60 000 litų. Dabar, kai jinai kainuoja, jau paskutinis pasiūlymas buvo 12, aš jau pradėjau galvoti, kad jau gal ir verta, jau yra logiška, kai mažai suvartoji, tai mažas ir atsipirkimas yra. Bet tai tuo metu, jeigu aš būčiau investavęs į tą sistemą, tai aš būčiau dabar verkęs. Šiaip savo iš skupumo. O kiek maždaug yra šito pasyvaus namo savikaina? Tai aš rodžiau paskutinę skaitę. Priminkite. Tai paskutinė skaitė labai aiškiai. Brangiau negu įprastas, jisai dabar yra panašiai apie 5-7 procentai. Realiai, jeigu vartojant kažkokį ten energijos išteklius, tai mes visada žinom, kad perkant urmų visada gaunasi pigiau. O čia tas pasyvaus namo tokia teorija, kad viską individualiai. Labai geras klausimas, kolega. Aš visą šitą paskaitą sakiau vieną ir tą pačią, tą leitmotyvą vieną. Nepirkti reikia, o suvartoti mažiau.
O tada nesvarbu, ką perki. Tada iš principo nebesvarbu, ką perki. Tada gali mokėti brangiai, nes tu suvartoji labai mažai. Tai va čia yra esmė. Jeigu suvartoji mažai, gali elektrą šiltis, gali, nu aš nežinau, patį brangiausią kūrą, ta prasme, tai tada nebėra didelio skirtumo. Tada mes šnekam, tas skirtumas namui, pavyzdžiui, gaunasi ten 10 litų. Nu, eurais, tik 3 eurai. Tai va čia esmė yra pats leitmotyvas. Suvartokime mažai, o jau tai, ką pasigaminti, žiūrėkime efektyviai, ta prasme, nu, čia jau patys būkime žaliais viduje, bet suvartokime mažai. O galima tą, aš jeigu teisingai supratau, lietuvišką sertifikatą pasyvaus namo gauti, bet vokiško negauti? Taip. Čia vokiškas yra nepriklausomas, ta prasme, vertinimas. Tai yra, jūs savanoriškai sakote, patikrinkit mano kokybę. Kiek tai kainuoja? Individualus namas, kadangi jau tų projektų, sakau, nemažai yra, individualus namas, visas procesas su visa techninė priežiūra. Tai reiškia, jame yra taip apie 50% tos techninės priežiūros, panašiai apie 7,5 tūkstančių eurų. Tai taip apie 3,5 tūkstančio eurų pats vertinimas, tai yra projektų vertinimas apie 2 ir, tai yra, atsiprašau, projektų vertinimas apie 1,5, čia vienbučio gyvenamo. O, reiškia, atsiprašau, o vertinimas galutinis apie 2000 eurų. Tai reiškia, apie 3,5 išeina į Vokietiją iškeliauja ir apie 4000 pasilieka čia už techninę priežiūrą. Tai vyksta prieš statybą ar jau pastačius tą pastatą? Labai geras klausimas. Tai vyksta tada, kai jūs galvojate apie tai, kad norite to turėti. Tai tada prasideda viskas. Ne, nu tai norėt, tai gerai, nustatom A klasę, bet ar to sertifikato... Aš galiu pasakyti taip, nuo sklypo pirkimo. Jeigu jūs nusipirkat netinkamą sklypą, pavyzdžiui, mes norėjom, labai norėjom ir meras tikrai sutiko, kad tą darželį padaryti passive house, nu, kad būtų ir reklama politinė, visa kita, taip toliau. Negalėjom, jis orientuotas yra žiauriai blogai, nes sklypas orientuotas į šiaurės vakarus. Nu, ten ta gatvė kaip eina, Santariškių, tai lygiai rečiai tai gatvė yra, tai panašiai, taip truputį į šiaurės vakarus. Jeigu jisai būtų orientuotas į pietus, vienareikšmiškai jisai būtų pasyvus. Bet nebegalėjom, viskas. Aiškiai, jeigu jūs nusipirksit sklypą ir jame negalėsite suprojektuoti tinkamai išdėstymo, nu, ta prasme, orientacijos tinkamos, tai jau bus blogai. Tai aiškiai, perkant sklypą jau visada reikia turėti konsultantą šalia, kuris pasakytų, ta kaina, kurią jam sumokėsite, bus mizeris, tiek, kiek jisai jums išloš į priekį. Tai čia kaip ir toks paaiškinimas, nuo ko reikia pradėti. Jeigu neturite sklypo, planuojate pirkti, tai būtinai imkite kažkokią architektą, kuris išmano tuos dalykus, kad jis pasižiūrėtų, ar yra tinkama. Ten daug visokiausių niuansų. Kaimynus reikia žiūrėti, ar yra tinkami. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Nes su jais reikės gyventi, reikės šitą šventę švęsti. Jo, bet visgi tas pats jau grinai techninis sertifikavimas. Ar jisai vyksta statant, ar visgi galima tą daryti, sertifikuoti jau pastačius? Ne, tai yra procesas. Gauni netgi lietuviškai. O, aš jums apie tai nepapasakau, labai gerai paklausiau. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, moduliavimas vyksta su tam tikra programa. Kam įdomu, kas domitės visais tokiais skaitmeniniais dalykais, yra tokia PHP programa. PHP, ta prasme, PHP. 2013 versija dabar yra naujausia. Tai yra projektuojama, būtent moduliuojama, ne darant atskirius projektus, pasiūlymas 1, pasiūlymas 2, pasiūlymas 3, o tiesiog į tą programą yra suvedami duomenys ir tu jame sukinėjai tą pastatą, ten istorinis sienas, aukštinį, ta prasme, tvarkai viską toje programoje. Ta programa paskui siunčiama sertifikavimui projekto, pagal tą programą paskui dirba ir techninis prižiūrėtojas. Tik tai jeigu projektuotojas ateina ir įveda projektuojamą pastatą, tai šitas techninis prižiūrėtojas ateina ir įveda, ką statybininkai padarė, šitą atitinka, įrašau į programą, įrašau, kad atitinka tokius parametrus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir paskui ta programa kartu su visa dokumentacija yra siunčiama į šitą. Tai čia yra kaip įrankis. Tai ar atsakiau, reiškas? Jo, bet tarkim, situacija šiai dienai yra tokia, yra suprojektuotas, tarkim, A klasė atseit, aišku, ten tokį gražu, praleido tą projektą, atseit A,
ten patys jie nežino, ko ten reikia. Kažkokį lapuką prisėdėm, reikalavimų ir praėjo. Ir tas atseit namas suprojektuotas, bus tam. Jūs atsakėte į savo klausimą, aš nežinau, ką dar pridėti. Atseit padaryta, tai čia yra dėl paukščiuko. Ten tokie dalykai nepraeinam. Ilgiausią pingpongą mačiau, siuntinėjusi tarpusavį, pusę metų. Architektas padarė brėžinį, jis skaito, kad padarė gerai, suvedė į programą, gavo optimalų skaičiuką, išsiunčia institutą, jam grįžta, ne, taisyk tą. Pataiso, padaro, grįžta, tai klausyk, mes tau sakėm, pataisyk šitą ir šitą ir šitą, ko tu nepataisėjai. Pusę metų siuntinėjo, o jam klientas sako, klausyk, taigi tu man tu žadėjai, kad bus sertifikuotas projektas. Tai va tokie dalykai vyksta ir čia kaip užsakovų yra labai saugu. Tu į sutartį įrašei, ko tu nori ir tada visi, kurie prisijima atsakomybę, turi įgyvendinti šitą visą projektą. O kontroliuojantį instituciją yra labai griežta. Nors kita vertus, tai ten aišku, dėl tam tikrų skaičiukų, tai galbūt jeigu sąžininkai statant, tarkim, savo užtenka to sertifikavimo Lietuvoje daryto ir tiek. Jis bus gal neturės to. Jūs matote kaip tikras lietuvis. Taip. Pas mumis ateina ir sako, man ką nors tokio efektyvaus. Ai ne, gal biški lietuviškai. Taip yra. Taip yra, nes taip vyksta. Kai pasakai, kad siekia ten 15 ir žemiau, paskui pasižiūrė, duodi kaštų analizę, kiek tai kainuos brangiau. Ne tik tai, kad sertifikavimas, bet dar ir priemonės atsiranda įvairiausios. Ai ne, tada man 20, aš kaip sakau, 25 yra lietuvių skaičius. O 25 tai Lietuvoje, kas yra optimaliausiai galima pasiekti, be papildomų tokių įdėjimų. Gerai, su papildomais įdėjimais bus ne 15, o 16, bet be to sertifikato. Ne, tai yra pastatų, pavyzdžiui, yra pastatų Lietuvoje, kurie turi, ten, pavyzdžiui, 11 kWh/m2, bet jie nesertifikavosi, darė savo. Bet darė viską pagal jis sumokėjo viską taip pat, reiškia, visiems specialistam, pasidarė, tik tai nepasiėmė sertifikatų. Pagrindinis klausimas, ar tas sertifikatas jisai nepadarys to pastato geresnio. Šiaip galiu pasakyti, jau dabar nebe paslaptis, bet pats didžiausias, pats aukščiausias Europoje pasyvus pastatas stovi Vilniuje. Jeigu aplinkeliu važiuojate, yra kur tas dabar Grand Office'as, kurį Itkausta statė. Tai va, jisai yra patikrintas. Yra, vadinkim, visi dokumentai suruošti, bet kadangi nespėjo sertifikuoti, kadangi estai nupirko, tai estai vėl, estai nupirko ir jo nesertifikavo. Nes kaštai ten didžiuliai tokio pastato yra šito. Tai va, visai yra pasyvus. Tai dabar pats važiuosiu pas estus ir šnekėsiu, kad klausykite, žmonės reikia... Sakys, tai darykit. Ne, tai jiems vėlgi reikia surasti motyvą, kodėl jie turi tai daryti. Niekas už ačiū nieko nedaro. Jiegi pirko ne tam, kad turėti, kad mes turim tokį didelį pastatą Vilniuje. Jie pirko tam, kad po 7 metų parduoti. Tai aš tik tai jų motivaciją vienintelę sakysiu, kai jūs pardavinėsite, tai jūs gausite daugiau milijonų. Gerai, tai dėkui, Nestoriau. Nėra už ką, ačiū Jums. Ačiū labai.